Tai kaip sakiau, kad nelauktų ilgai 5 minutės luktelėm, kas norėjo prisijungė, kas norės prisijungti. Kadangi nacionalinė sporto agentūra yra paskelbusi 22 metų fizinio aktyvumo projektų kvietimą, tai federacija, norėdama šiek tiek padėti savo klubams nariams, organizuoja šios lengvus mokymus, tai labiau pasidalinimą gerąją praktiką. Tai federacija labai dėkoja Daugirdui ir Andriui, kurie sutiko pasidalinti savo įvykdytais projektais. Jeigu nesuklysiu, jie daugiau papasakos, bet tiek vienas, tiek kitas jau užbaigė projektus, ganėtinai didelius projektus, tai tikrai atliko didelį darbą, gerą darbą ir šiandien su mumis pasidalins savo įžvalgomis. Tai programai mūsų būtų, kaip sakiau, negaišinsim, bet iš principo labai trumpai papasakosiu apie kvietimus, kokie yra paskelbti, ir tada Daugirdas pasidalins sako įgyvendintų fizinio aktyvumo projektų. Nenoriu sumaišyti tiklaus pavadinimo, tai nesakysiu, ir tada Andrius Jovaiša pasidalins SK Falko įgyvendintų fizinio aktyvumo projektų. Tai, kaip minėjau, nacionalinė sporto agentūra prieš porą savaičių padarė kvietimą, kaip pasakykime, iš tikrųjų nacionalinė sporto agentūra vykdo dar trečią, tai nacionalinių programų fiziniam aktyvumui, bet ten labiau skirtas skėtiniam organizacijom, tai mes kaip federacija teoriškai tenais galėtumėm teikti, bet ten yra pritaikyta pagrindė plaukimo federacijai viena programa, kita programa sportas visiems organizacijai, tai ten į tai mums nereikėtų dėmesio kreipti. 2 aktualūs kvietimai tiek pačiai federacijai, tiek ypatingai klubams, tai yra nacionaliniai fizinio aktyvumo projektai bei regioniniai fizinio aktyvumo projektai. Regioniniai fizinio aktyvumo projektai 23 metais nebuvo vykdomi. Čia būtent ir yra nukreipta labiausiai, manau, į klubus, vietos bendruomenės, nes nacionalinio fizinio aktyvumo projektas turi apimti bent 2 apskritis ir bent 5 savivaldybės, gali aišku ir daugiau apimti, o regioninis fizinio aktyvumo projektas būtent skirtas vienai apskričiai ir vienam rajonui. Tai tikrai klubam yra aktualu, kad savo visą veiklą galima būtų pagrįsti būtent šituose projektuose. Užbėgant už akių, mano supratimu, 24 metų kvietimas yra tikrai tinkamas orientavimuisi sportui, tai vėliau apie tai. Tai galimos veiklos, kas liečia fizinio aktyvumo projektus, tai gali būti fizinio aktyvumo pratybos, gali būti stovykla, gali būti renginys, gali būti kvalifikacijos tobulinimas ar kažkokia tai veikla šviečiant visuomenę apie fizinį aktyvumą, sporto naudą, sveikatinimą ir taip toliau panašiai. Tai nacionalinė fizinio aktyvumo projekto prioritetas, nes būtent į ką turi būti kreiptinas dėmesys rašant projektą, tai 24 metais yra vaikų fizinis aktyvumas. Tai bent 75% dalyvių turėtų būti iki 18 metų. Taip pat visos veiklos turėtų būti nemokamos, jos turėtų būti reguliarios ir vidutinio arba aukšto intensyvumo. Tenais yra daugiau apibrėžimų, tai čia skaidrėse įdėjau nuorodą, po to pasidalinsiu. Nacionalinės sporto agentūros puslapį yra ganėtinai aiškiai viskas ten parašyta. Praėjusią savaitę jie vykdė mokymus, yra taip pat skaidrės, yra video medžiaga, tai galėsit perskaityti čia, kadangi aš nesu profesionalas, tai nesiplėsiu. Regioninio fizinio aktyvumo projektams, tai kaip minėjau, jau tada tampa prioritetas ne vaikai, bet vietos bendruomenės asmenys įtraukami į nemokamas reguliarias vidutinio ir didelio fizinio aktyvumo veiklas. Taip pat veiklos nemokamos, reguliarios, vidutinio ir aukšto intensyvumo. Tai būtent jūsų klubo nariai ar kiti fiziškai aktyvūs, nebūtinai aktyvūs žmonės galėtų būti įtraukti, ir čia tas darėtų per mūsų orientavimuose kaip šeimos sporto, kad visame amžiuje. Tada yra specialiai vertinimo kriterijai, ten galima surinkti 10 balų, čia balais neįspyriau, bet iš principo, jeigu rašom nacionalinio fizinio aktyvumo projektą, tai yra pirmas tas specialusis vertinimo kriterijus, kad didinimas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims, mažiau galimybių turi asmenys, gali būti finansiškai, dėl sveikatos, dėl geografinės jų padėties ar kitų atvejų.
fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams atvirose erdvėse savo gyvenamoje vietovėje. Tai čia orientavimas sportas taip pat labai tinkamas, aktualus, tai gali būti ar tai mokyklos žemėlapis, ar tai parko žemėlapis, būtent, kad atviroji erdvė. Čia esmė, kad atviroji erdvė, o ne uždaroji kažkoje tai salėje. Projekto fizinio aktyvumo veiklose ne mažiau nei 50% projekto veiklų kartu su vaikais dalyvauja jų šeimos nariai. Tai kaip minėjau, jeigu mūsų orientavimuose sporte tėvai ir vaikai kartu dalyvauja, ten seneliai, tai tas tikrai galėtų tikti. Projektu siekima stiprinti praktinius krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą. Tai čia būtent reikia, jeigu rašysit, kreipti dėmesį į navigaciją, naudojimas į žemėlapių, tai būtent čia man jau ne vienas skambino kita sporto šaka, kad ar galime ką nors bendrus orientavimus padaryti, nes tikrai ta navigacija, naudojimas į žemėlapių galėtų turėti gerą naudą projektus. Fizinio ir regioninė projekte tada specialiai vertinimo kriterijai yra, kad veiklose kartu tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje dalyvauja skirtingų amžiaus grupių atstovų. Tai kaip minėjau, tada jau galimai galėtų būti visi šeimos nariai ar orientavimas tinkamas sportas, patys puikiai suprantat. Projektu siekiama sudaryti lygias galimybės dalyvauti vyrams ir moterims, ne mažiau nei 50% dalyvių yra mergaitės, merginos ar moteris. Čia orientavimas sporte, šiek tiek mažiau procentaliai moterų mes turim, bet ganėtinai nėra taip blogai kaip kitose sporto šakose. Projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių kūrimo ir stiprinimo tarp mokyklų, vietos sporto klubų ir bendruomenių. Tai čia būtent, jeigu sugalvotumėt orientavimas į mokyklą ar kažkas tokio daryti, tai tikrai irgi orientavimas galima čia padaryti. Projektų siekime stiprinti, kaip minėjau prieš tai, tos pačius prakto krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančius įgūdžius, tai čia irgi būtent navigacija. Ir dar 5 dalykas, tai yra į projekto veiklas įtraukiami savanoriai ir arba neatlyginti projekto veiklose dalyvaujantis lektoriai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai, sporto lyderiai. Tai mes savo sporte tokių žmonių, pavadinkim, žvaigždžių turim, jūs visi savo klubuose jų turit. Nemaža mūsų dalis stipriausių orientacininkų, kurie atstovauja Lietuvai pasaulio čempionatuose, yra krašto apsaugos savanoriai, tai čia irgi to galima pasinaudoti rašant projektus. Jeigu ten į savo klubę tai neturi, tai parašykit, pasidalinsim tais kontaktais, tai ten ir Gabrielė, ir Ignas. Gabrielė Andrašiūnė, Ignas Ambrazas, yra Sandra, ta pati, kuri daug metų pasaulio kariškių čempionatuose medalius kovojo, tai galim gal paprašyti jų kažkokios tai pagalbos ir tai galėtų atspindėti projekte. Tai tokie tie specialiai vertinimo kriterijai. Aš grubiai perbėgau, kaip sakiau, skaidrės atsidarysit, paskaitysit, pamatysit. Svarbi informacija, kad paraiškos yra teikiamas būtent internetu, portale, reikia prisiregistruoti, susižiūrėti duomenis. Dažnu atveju, tiksliau, visada turi pateikti arba vadovas, arba įgaliotas asmuo, tai tuos duomenys reikia, visus dokumentus surinkti iš anksto, nelaukti paskutinės minutės. Tikrai, jeigu susiruošite teikti paraišką, tai nelaukit paskutinės minutės, nes būna, kad portalas užlūžta ir po to nebepavyksta to pateikti. Tai iki vasario 21 dienos, 12 valandos Lietuvos laiku. Ir daugiau informacijos, kaip sakiau, ten yra ir mokymų medžiaga, ir aprašai yra Nacionalinės sporto agentūros puslapyje. Tai iš manęs trumpai tiek, ar kas nors turi klausimų kokių nors kitoje vietoje. Aš tik tais matau, kas yra nauja, ko nebuvo. Tai matau, kad čia dėl to karo ir visų kitų dalykų atsiradę dalykai su tuo pilietiškumu, bet jo, čia orientacinį tikrai galima susijęti labai nesunkiai. Tai teisingas Daugirdo pastebėjimas, bet kaip sakiau, kitos sporto šakos irgi jau kreipėsi į mūsų federaciją, kad ar galima tenais ką nors su jumis gero nuveikti. Tai čia tikrai orientavimas sportui turėtų būti tinkamas kvietimas. Mano žiniom ir Andrius Jovaiša ruošiasi rašyti ganėtinai didelį projektą. Gal papasakos, kurioj nors daly ir pati federacija irgi ruošiasi rašyti šiokius tokius, bet mano supratimu klubai galėtų rašyti būtent į regioninius projektus, kas galbūt lengviau gyventi. Tai iš manęs, kaip minėjau, tiek. Dabar Daugirdai, jeigu gali, kaip minėjau, čia daugiau yra apie tą patį padalinimą.
Taip, tai aš nesidalinsiu nieko, tiesiog papasakosiu, ką noriu papasakoti šituo. Tai mes turėjome projektą, 3 metų projektą nuo 20 iki 23 metų, tai kaip tik dabar pridavėm viską, visus dokumentus ir iš tikrųjų dar laukiam patys galutinę vertinimo, tai dar nereikia imti mano kiekvieno žodį už pinigą, nes galbūt mes kažkur ten pridarėm klaidų, kliurkų ir kažko turėsim už tai atsakyti, bet šiaip visos tarpinės ataskaitos, kas pusę metų būdavo viskas gerai. Tai tikiuosi, kad bus ten gal nebent su smulkiom kažkokiom problemom. Tai mūsų projektas vadinosi Aktyvios gyvensenos virsas Šiaulių apskrityje, orientavimas į sporto populiarinimas ir plėtra. Tai mes čia įrašėm 19 pabaigoje ir 20 jau pradėjome gyventi. Tai visą projekto, visų pirma, mes kaip klubas Sakas neturėjom savo tokio inventoriaus daug, tai buvo mintis, kad reikia mums Sportident sistemos ir viso kito, kad galėtumėm organizuoti varžybas. Tai pradėjom galvoti apie tai ir visa projekto idėja buvo, kad mes, kaip jį patikėm, kad mes norim organizuoti fizinio aktyvumo veiklas, bet mums reikia tam tikrų dalykų. Tai mums reikia Sportident sistemos, reikia aparatūros muzikinės, reikia kompiuterio, reikia spausdintuvo, tam, kad pritraukti žmonės vietos bendruomenės, mums reikia žemėlapių aplinkui, tenais pastatysim stacionarias trasas, tada įrengus stacionarias trasas, gali prikviesti moksleivius, ką ir darėm, konkrečiai vežėm moksleivius autobusais ir tenais juos mokinam orientuotis, bent jau supažindinam su orientavimuose, sakykime taip. Tai čia tokia buvo idėja pati. Taip turėjom partnerį Šiaulių jaunųjų turistų centrą, kas gerai, manau, pačiai paraiškai prideda stiprumo turėti partnerį. Ir bendrai mūsų projektas turėjo 4 veiklas. Tai viena yra pirma azimutas, tai masinės, kita yra miesto parkai, tai Šiaulių jaunųjų turistų centro veikla ir dar viena uždaros patalpos, irgi Šiaulių jaunųjų turistų centro veikla. Ir tokia jau, kurios nedarydavom anksčiau, tai stacionarios trasos, stacionarių trasų įrengimas, nuo žemėlapio sudarimo iki viso jo padarimo ir stacionarių įrengimų. Tai bendrai mes darėm taip, kad kažko naujo dviračio neišradinėjom, aprašėm viską, iš principo tai, ką mes darom anksčiau, ką žinojom, kas yra realu padaryti, tiek azimutas, tiek miesto parkai, tiek uždaros patalpas, visi tie dalykai jau vyko eilę metų ir mes juos tiesiog, pavadinkim, sudėliojom į lentynas, aprašėm jų svarbą būtent ten, ką minėjo Vilius, vietos bendruomeniai, kad tai vyksta šeimom, kad tai visus tuos, kad atitiktų tuos kriterijus. Ir tada, taip ir įsivažiavo. Tai projekto rašymui turėjom, visų pirma, labai gerai, kad mūsų klube yra žmogus, kuris dirba su projektais, tai šiaip turėjom, kokią 5-6 žmonių komandą ir šiek tiek pasiskirstėm sritis, kas labiau, ką supranta ten, kas domisi ir tas rašymas šiaip užtruko, nes ta paraiška nėra maža, turbūt kokį porą savaičių, tai vis tiek čia ne visi po darbų tos dalykus daro, tai nežinau, apie patį rašymą, tai sakau, gerai turėtų žmonių, kurie jau turėjo patirties ir po biškį pildėm, diskutavom ir gavom tą rezultatą. Tai dėl pačio projekto vykdymo, tai mes jį pradėjom, vykdyti pradėjom jau realiai gerus pusę metų be veiklų. Tai ką noriu pasakyti, kad mes pusę metų jau pirkom inventorių, nes mums buvo avansas duotas.
bendrai turbūt žinot, kad 10% reikia savų lėšų prisidėti. Tai kai jau pasirašėm sutartį, ten pervedė tos pinigus, ten apie tas avansas buvo gal pusė kažkur tai grubiai vertės, yra ten formulė, pusė vertės viso projekto. Tai tų pinigų mums užteko praktiškai susipirkti pagrindinį inventorių. Tai va, tą inventorių susipirkom, nes tai pakankamai irgi procesas užtrunka ir reikia, viešieji tie pirkimai nėra tie, kur per viešųjų tą tarnybą vykdome, aišku, nuo sumų priklauso tenais, jeigu virštum ten kažkiek tūkstančių, turėtum ir per tą sistemą. Bet mes viską darėm, kad būtų be tos sistemos, nes ten dar daugiau darbo ir iš trijų vieną išsirenki ir darai tos dalykus. Tai... Tomai, tu čia kažką nori paklausti, ar tik taip? Okay. Tai va, susipirkom tą inventorių. Mes, pavyzdžiui, galvojam, kad apie tą 10%, kad jį mums reikia turėti prieš, prasidedant projektui. Tai paskui jau eigoje supratau, kad iš tikrųjų tas 10% klubo indėlis reikalingas pačioj pabaigoje. Tai jie mums jau baigiantis projektui nebedavė jų pinigų, tai mes tą 10% savo turėjom. Tai maždaug galite patys pasiskaičiuoti, kokia pagal jūsų vertė. Ten mūsų buvo to viso projekto vertė ten virš 50 000 iki 60. Tai tas irgi svarbu tą sumą turėti, žinoma. Ir kas dar. Tik kas pusę metų yra teikiamas tarpinės ataskaitos. Tai jeigu visa ta ataskaita yra gerai pateikiama, tada jums grąžinama kažkiek pinigų yra. Ir taip ir juda. Ten kažkoks procentas kažkokia formulė yra ir jie, ten jeigu 10 išleidė, jie pagrindė viską dokumentais ir ten kokiais 5-6 atgauni ir taip juda tie pinigai. Tai pačių ataskaitų, iš tikrųjų būdavo nemažai, nes reikėdavo už kiekvieną turą atsiskaityti, reikėdavo dalyvių sąrašus pateikti, reikėdavo paskui ten į sistemą suvesti pagal amžiaus grupės, kas, pavyzdžiui, įdomu buvo, kad, nelabai buvo smagu, bet toks, kad atkreipdėmėsi, kad tai, ką mes suvedinėjom tarpinėse ataskaitose, paskui buvo žymiai smulkiau reikėjo pagal amžiaus grupės. Tai tada dar kartą teko perskaičiuoti visus tam tos dalyvius, 10 000 dalyvių. Praktiškai reikėjo vėl perskaičiuoti, suskirstyti į amžiaus grupės. Tai, tokių visokių, bet jau praėjo to laiko, tas sistema keičiasi irgi, tai gal vėl kas tai bus. Tai vat, kas dar, žiūriu, ką esu užsirašęs. Dar svarbus, mano galva, labai dalykas turėti buhalterį stiprų, kuris supranta, idealiausia turėti buhalterį, kuris yra dirbęs su projektais, nes ten biškai specifika yra tam tikrų dalykų. Tai va, šitą pagalvoti, kad jeigu pats nedirbat su buhalterija, su dokumentų parašymu, su visu tuo, ir dabar galvojat, kad aš čia būsiu to projekto buhalteris, manau, kad labai tada suvargsit labai. Tai vat, reikėtų nusimatyti tą žmogų ir tas mokestis, tas darbo užmokestis, ten toks juokingas iš tikrųjų yra tam buhalteriui, tai vėl reiktų dar pagalvoti, kaip jį pamotyvuoti tą žmogų, nes darbo yra. Jis toksai nėra, kad kiekvieną dieną yra, bet kai reikia tarpinės ataskaitas teikti, tą savaitę, sakykime, daugiau, paskui vėl taip bangom. Turiu klausimą, bet to buhalterio atlygį galima įtraukti projektą? Jo, yra tam tikra suma nuo projekto vertės yra skirta administracijai, išlaidom, neatsimenu, 5 ar 10% yra nuo viso projekto. Tai čia projekto vadovas gauna atlyginimą ir buhalteriai. Tenais vadovas daugiau, buhalteriai mažiau, ten santykinai.
Tai va. O daugiau, aišku, gauna finansus tie, kas jau vykdo veiklas kažkokias, jeigu tenais, kaip jūs jau tą nusimatėt, kaip apsirašėt, tai turėkite omeny, kad tai ir turėsit įvykdyti. Tai tas labai svarbu apmastyti. Kartais labai sunku apmastyti kiekvieną tą žingsnį, ką tu darysi po 2 metų. Mūsų projektas buvo 3 metų, tai sunku, bet gyveni ir mokaisi. Tai buvo, mums kaip tik korona prasidėjo, tada tai vėl visokių buvo tai mums sunkiausia buvo su uždarom patalpom. Tada jas, tai jie vis tiek yra lankstus, tuo metu buvo bent jau lankstus, daugiau darėm azimuto turų ir juos užskaitėm kaip uždaras patalpas, nes tada jau patys prisimenat, kad niekur negalėjom eiti ir panašiai. Tai vat. Tai tas, kas, manau, čia tą irgi reikia paminėti, nes vis tiek, šiaip, ne tik, kad ir jeigu nerašysit čia, tai ateičiai visiems tas aktualu dėl stacionarių trasų. Tai mes pastatėm 3 trasas, įsigijom žemėlapius ir pastatėm 3 trasas. Tai įdomiausia yra tai, kad miškų urėdija mums tokia, kaip bet kuriam čia klubui, neleidžia, nesuderina leidimų su taip, kad mes statytumėm valstybinę miškę stacionarios trasos, tiksliau, jie kuolą neleidžia. Jeigu norėtume tą kortelę pakabinti ant medžio, viskas ok. Bet jie traktuoja, kad įkasus kuolą valstybinėje miško žemėje, tu pradedi disponuoti po tuo kuolu esančią žemę. Ir mes to fiziškai, juridiškai negali taip daryti, o mes nesame valstybinė institucija, dėl to negalim to daryti. Tai darėm aplinkui, tai tas aplinkui buvo tas, kad mūsų visa teritorija yra regioninio parko teritorija, tai aš pats esu dirbęs regioniniam parke, tai ten neblogus kontaktus turiu, tai mes pasirašėm bendradarbiavimo sutartį su regioniniu parku. Ir tada jau jie per mumis prašė, kad duotų leidimą iš tos VMU, tai miškų urėdijos. Tai va čia toks niuansas, kas visai aktualu ir kitiem gali būti. Tai va, tai bendrai, daug ką tas projektas išmokino, daug tų administracinių dalykų, daug. Šiaip bendrai, man atrodo, kiek aš jau dabar 5 metai esu klubui vadovauju, tai nematau daugiau galimybių finansinių, iš kur gauti klubam tokių pinigų kaip šitas būtent fondas. Tai tikrai yra čia mums tokių dalykų, kurie artimi mums yra, kur galima parašyti į tą temą. Ir dabar tas pilietiškumas atsiradęs su mišku, su navigacija, tikrai čia kažką galima sugalvoti. Aišku, ar bus darbo, tai bus darbo, bet manau, kad viskas įmanoma. Tai nežinau, tiek trumpai, jeigu kažkokių klausimų kyla, klauskit. Dar klausimas tada, ar tas laikotarpis gali būti trumpesnis, ar ten turi būti kelių metų? Šiais metais pasiskaitykit daugiau, bet prašau pertrauksiu, tai anksčiau būdavo ten galima rašyti 1-3 metai, bet šiais metais yra iki metų pabaigos, turi kalendorinių metų pabaigos šitie projektai, šitas kvietimas. Tai nėra tai, kad per kažkiek, bet pasiskaitykit aprašą, kiekvienais metais skirtingai yra. Mes rašėm 3 tenas jo, tai dėl to dar rašėm tokį šiek tiek ilgesnį, kad tikėdamėsi, kad mūsų ta paraiška rimtesnė atrodo, kai tu ilgesnį laikotarpį darai tos renginius, nes tų pinigų vis tiek nemažai. Prašai, dar buvo tada, kai mes rašėm, atkreipkite dėmesį, nuo kažkokios sumos yra jūsų organizacija projektui pasibaigus audituojama. Tai nežinau, mes neviršijom tos sumos, ten gal 60 000, jeigu gerai neatsimenu. Tai, sąmoningai neviršijom, kad dar, nes jau taip jau vertina, taigi tą organizaciją, tai dar nenorėjom dar vieno
vertinimų. Taip. Kiek realiai žmonių prisidėjo prie projekto įgyvendinimo? Neskaitant, suprantu, kad ten, kai varžybas darė, tai daug žmonių, bet taip realiai suskaičiuotum galvas. Tai administruojant, tai 2-3, sakykim, taip jau prie popierizmo jau grinai vykdant, o paskui reikėdavo tų žmonių stacionariom trasom įrengti, tai va, ten reikėdavo 3, 4, 5, sakykime, žmonių tom dienom, o paskui atskiras veiklas jų vykdavo atskiri, sakykime, žmonės, tai tą turėjo. Tai jeigu taip grubiai, tai kokį 20 tą projektą visą vykdė skirtingų žmonių, tai plius minus. Tai va. Nežinau, ką dar pasakyti, atrodo, pasakiau, ką svarbiausi momentai. Mūsų šiaip prioritetai buvo 2, tai bendruomenių, kur mačiau, yra ta pati, ir vaikų įsitraukimas irgi. Tai vaikai, tai mums buvo, kad Šiaulių jaunųjų turistų centro daug vaikų, o bendruomenės rašėm, kad įtraukiam aplinkui esančias mokyklas, tai ir tą darėm, mes kvietėm aplinkinės mokyklas, kurie yra prie regioninio parke, vežėm stacionarias trasas, rodėm ir panašiai. Tai va. Galvojat rašyti dar? Į šitą ne, į kitą galbūt, bet į šitą dabar biškai noriu pertrauką padaryti. Šiaip, tai dabar reiktų ir pagalvoti, ką tu nori rašyti, nes tai jau dabar inventorių jau turim, tai reiktų galvoti, pavyzdžiui, viena mano mintis būtų galima rašyti, kaip pritraukti jos orientacinį, tai daryti suaugusiam treniruotės, ko nėra. Tai tokį gal būtų galima daryti. Bent jau Šiauliuose nėra. Visiškai naujiems žmonėms, taip tada į miesto parkus ir į azimutus. Tai jau. Bet klausimas dar tada, o kas šimetiniam projekte gąsdina Daugirdai labiausiai, kad nerašot? Tai aš, žinokit, nesigilinau į šimetinį, tiesą sakant, tiesiog mes šitą pabaigėm dabar, prieš kelias savaitės tik atidavėm, tai kažkaip dar nesinori net pulti, tiesiog noris tos biškai pertraukos lengvos pasidaryti. Tai tiek tiesiog. Nėra tai, kad, tiesiog, sakau, nesigilinau, jau buvom prieš tai nusprendę, kad biškai reikia pertrauką pasidaryti. Bet, minčių būtų, kaip rašyti, ir šiaip ir antra būtų lengviau parašyti ir įgyvendinti, jau žinai, kas tavęs laukia, ir iš tos dokumentų pusės, ir iš pačio parašymo, supranti, kaip geriau parašyti, kad būtų, tau klubai geriau. Tai Ar turim dar klausimų Daugirdai? Tai ačiū Daugirdai, gal dar kas nors paklaus, tai galit visi vis tiek daugiau mažiau pažįsta Daugirdą, tai galit gal ir parašyti blogiausiu atveju, po to pasiteirauti, jeigu ką. Manau, kad atsakys savo patirtim. Tai tada, Andriau, jūsų šiek tiek specialesnis projektas, nes tikėtina, papasakosit ir didesnė gal apimtis, ir dar tas specialus kriterijus pas jūs tikriausiai buvo. Jo, labas vakaras visiems, girdit mane? Taip. Jo, tai aš gal biškį ir apie šių metų projektą galėsiu pasakyti, nes šiandien kaip tik pateikiau jau šių metų projektą. Mūsų klubas rašė, reiškia, 2 projektus yra įgyvendinęs, tai 20-21 metais buvo
ten toks mokymų projektas, tai buvo projektas pavadintas orientavimosi tokiais renginių organizavimo ir derinimo su kitomis sporto disciplinomis patirties perėmimas ir perdavimas, tai ten iš principo toksai seminarų ciklas buvo darytas, kaip daryti ir organizuoti. Nu, tai kadangi ten buvo toksai mažesnis projektas ir pats pirmasis, tai ten buvo ir nemažai klaidų pridaryta ir daug ten išlaidų nepatvirtino. Tai toksai, bet kadangi tai nebuvo labai didelės sumos, tai tiesiog pasimokėm, ko nedaryti. Nors iš tikrųjų tai ir antrame projekte, kurį pridavėm gruodžio mėnesį ir patvirtino jau galutinę ataskaitą. Ir tenais buvo pridaryta šiek tiek klaidelių, bet jau netokių esminių, ta prasme, visus kviečiu tikrai bandyti, rašyti. Galų gale nieko baisaus nėra, jeigu ir ten nepatvirtina ar ten išbrokuoja tą projektą, tai galų gale gauni įvertinimą, kur tie vertintojai parašo pastabas, kas gerai, kas blogai, ir po to ten analogišką projektą ar šiek tiek pakeistą galima teikti kitais metais, jau pataisyta pagal tas vertintojų išvadas, pagal siūlymus. Tai tikrai nebijokit, rašykit ir gausit pinigų gerai, negausit, kitais metais teiksit kažką tai panašaus, tai tikrai nebijokit. O tas didesnis projektas, tai buvo orientavimas į sporto takais renginių ciklas, tai jisai prasidėjo 20 metų gale ir jisai turėjo tęstis iki praeitų metų galo. Bet kadangi vienos finansinės ataskaitos mums pagrindinių sumų nepatvirtino, reiškia, sutraktavo, kad buvo išmokėti pinigai susijusiems asmenėms, tai mes teikiam, reiškia, ginčijom šitą sprendimą administracinių, kaip ten vadinasi, vienu žodžiu, ten tų administracinių bylų komisija kažkokia tai. Tai iš principo tenais viskas per mėnesį 2 sprendžiasi, bet reikalas tas, kad jeigu turi kažkokių teisinių išlaidų, tai jeigu laimi, tai nepadengia jų. Ir kadangi tame administracinių ginčių komisijoje, administracinių ginčių komisijoje mums buvo nepalankus sprendimas, mes jį ginčijom teisme. Tai turiu patirties tame, mokėjom pinigus profesionaliam advokatui, jeigu kam nors prireiks, galėsiu duoti kontaktą, nes žmonės ten specializuojasi. Aš galvoju, aš viską žinau, pats padarysim, ten teiksim, bet kai parašo advokatas, ten tas pretenzijas, tai pamatai, kad, specialistai yra specialistai, jie surašo taip, kaip reikia. Ir, reiškia, teisme mes laimėjome bylą prieš fondą ir išmokėjo mums tas pirminių metų nepatvirtintas išlaidas. O faktas buvo tas, kad už žemėlapių darymą aš išmokėjome pinigus, šiuo atveju Egidijaus Kukenio įmonei. O Egidijus Kukenys yra taip pat ir mūsų klubo narys. Ir jie sutraktavo, kad klubo narys tai yra susijęs asmuo ir, reiškia, negalima mokėti, ką mes ginčiam ir, vienu žodžiu, laimėjom. O atsiprašau, Andriau, už kur jie žino, kad jis klubo narys? Ar jie taip tikrina viską?
Man atrodo, mes rašėme pačiam projekte, kad Egidijus Kokenys bus atsakingas už žemėlapių kokybės, reiškia, kažkur projekte buvo paminėtas, kad jisai yra klubo narys. Tai jie tom ir vadovavosi. Mes iš principo po to teisminiu būdu įrodinėjom, kad, reiškia, mūsų klubas OSK Falko yra vienintelis klubas Lietuvoje, kuris, reiškia, orientavimuose takais žemėlapių specifiką žino, bet kadangi mes oficialiai, kaip ir minėjai, reiškia, darėme konkursą ir rinkomės iš 5, reiškia, tas, kas gali, tai ten Trimako, Kukenio, ten dar, žodžiu, iš 5, kas gali rengti žemėlapius, tai vyko konkursas ir laimėjo. Ir kadangi laimėjo, tai tam ir mokėjom. O jie sutraktavo, kad tai yra klubo narys, susijęs asmuo ir negalėjo. Vienu žodžiu, mes ginčijom tą ir atgavom tos pinigus. Tai, kadangi buvo pristabdyti tie didelė pinigų suma mums nepatvirtinta mūsų išmokų, tai šiek tiek stabdėm tą projekto eigą ir praktiškai metus laiko nevykdėm tų projektų, nes nežinojom, gausim ar negausim tų pinigų, ar mums jos reikės grąžinti, jau išleistus pinigus. Tai reiškia, pagal tas taisyklės mes prašėme, kad būtų pratęstas tas projektas metams laiko, ryšim su tuo, mums jį metams pratęsė ir, reiškia, pabaigėm praeitų metų lapkričio 30 ir per gruodžio mėnesį pateikėm ataskaitas ir viską mums patvirtino. Ne viską, bet, ta prasme, ne viską išleidom, kas projekte buvo. Tai vienas iš tokių mano pastabų, į ką reikėtų atkreipti, kad gerai reikėtų biudžete viską apgalvoti, o iš kogi susidės jūsų išlaidos, kad nepraleisti ko nors. Nes po to, kai susiduri su projektu ir pamatai, kad reikia to ir to ir to, dar ir to, o eilutėse nėra, tai turėkit omeny, kad teks iš savų lėšų ir tai nesiskaitysis kaip projekto lėšos, visą tą įsigyti ar nupirkti ar išleisti. Tai va. Buvo taip pat eilutė, pavyzdžiui, mes buvom numatę eilutę biotualetų renginiam prie renginių nuomą ir pamatėme, kad tų biotualetų tikrai prie kiekvieno renginio nereikia, o ten ta išlaidų eilutė buvo pakankamai didelė, tai tiesiog tada vėlgi yra galimybė toje sistemoje rašyti, kontaktuoti ir prašyti, kad tam tikra dalis išlaidų numatytų projekte ir patvirtintų būtų permesta į kitą eilutę, kur galbūt jūs turėsite išleisti daugiau pinigų. Tai taip patvirtino ir, reiškia, tuo būdu mes pasidengiam kitas padidėjusias išlaidas vietoj tų, kurių mes neišnaudojame. Bet tą reikia daryti projekto eigoje, nedelsiant, kai tik tai pamatot, kad ne paskutinę dieną, o reiškia, projektų metu. Tai va. Tai va tokie buvo nesklandumai projekto metu, bet viską gerai išsisprendėm. Aišku, vis tiek liko kai kurios išlaidos neišnaudotos, tai neišnaudotos, tai tų pinigų ir nepervedė, kas neišnaudota. Dabar, pavyzdžiui, buvo klausimas ir minėtas auditas. Tai kadangi mūsų ta suma viršijo, reiškia, tą sumą ir mes buvom įsitraukę auditą į
į biudžeto eilutę, bet auditas savaime, kaip jisai traktuojamas kaip administracinė prie administracinių išlaidų, bet jisai, tuo metu, kai buvo rašomas projektas, reikėjo jį įrašyti, tai mes jį rašėme, bet projekto pabaigoje, kai aš dėl viso ko užklausiau, nes pagal tuometinės taisyklės, ten pasiekus tam tikrą sumą, tas auditas buvo privalomas. Bet aš, kai pridavinėjau galutinę ataskaitą finansinę, aš, uždaviau klausimą tai merginai, kurie administruoja tą projektą, ar tas auditas yra būtinas. Tai jinai pasižiūrėjo, sako, jūsų sutartyje su fondu nėra įvardintas auditas, tai reiškia, jums ir nereikia jo, nėra privalomas. Tai mes nedarėme audito ir jo ir nereikėjo. Dabar dėl tų administracinių išlaidų. Tai čia yra, lyginus su praeitais tais projektais, dabar šiuo metu yra pasikeitę viskas. Šiek tiek, ne viskas, bet šiek tiek pasikeitę. Reiškia, tos administracinės išlaidos yra skiriama 10% nuo, visas projektas yra skirstamas į 3 dalis. Tai yra tiesioginės projekto išlaidos ir administracinės ir viešinimo išlaidos. Tai vat nuo tų tiesioginių projekto išlaidų 10% yra skiriama administracinėms ir 5% yra skiriama viešinimui. Noriu atkreipti dėmesį, kad 10% administracinių tai nėra galutinėme rezultate, pabaigus projektą, 10% ir 5% bus skaičiuojama nuo faktiškai patvirtintų išlaidų. Tai jeigu jūs, sakykime, suskaičiavo, kad 10% jūs išnaudosit, daleiskim, projektas 50 000, tai 5 000 administracinių išlaidų, ar ne, ir jūs jas išleisite 5 000, bet jums patvirtins 40 000 tik tai išlaidų, 10 dėl kažkokių tai priežasčių nepatvirtins. Tai ir administracinių išlaidų jums priskaičiuos tik tai 4 000, ne 5, kai jūs būsit išleidę 5. Tiek, kad pagal šitas, kaip suprantu, administracinių ir viešinimo išlaidų apskaita yra supaprastinta. Tai reiškia, kad teikiant finansinės ataskaitas, bent jau mes, kai teikiame už projektus, tai mums, aš iš pradžių galvojau, kad reikės ten teikti darbo užmokesčių, sutartis ir taip toliau, nieko, jokių dokumentų, kas liečia administracinės išlaidas ir, reiškia, to neprašo. Tai tiesiog yra skiriami toks procentas nuo patvirtintų tiesioginių išlaidų ir viskas. A jūs jau ten, kaip jau išleidot, tai jūsų jau reikalas. Tik tai tiek, kad, atitinkamai išleisti turit pagal galiojančius įstatymus. Sutartis, sąskaitos ar darbo užmokestis. Kai mes, reiškia, buvo mūsų šitas projektas dabar, kuris pasibaigė, tai buvo eilutės ir viešinimo sąnaudoms. Tai, ta prasme, teikiam ir pateikinėjom, reiškia, ir viešinimo paslaugų sąskaitas. Dabar nėra, reiškia, viešinimo paslaugų eilutės biudžete. Jinai irgi, kaip ir administraciniams išlaidoms, yra 5% nuo tiesioginių veiklų. Tai aš manau, kad atsiskaitant už viešinimą, neklaus ten sąskaitų ar ko, reikės tik tai pasižiūrėti būtinai, kas yra privaloma
pagal projekto viešinimo taisyklės, kas yra privaloma padaryti, kaip viešinti. Yra viešinimo, apraše yra viešinimo taisyklės, kas yra privaloma. Va. Tai čia, kas liečia administracinės ir viešinimą. Tai dabar, kas rašant projektą. Aš jau tų projektų tikrai turiu patirties rašyti, nes mes rašėme tuos 2 projektus, kuriuos patvirtino, po to dar rašėme 2 nepatvirtintus projektus dėl sporto inventoriaus įsigijimo į tą patį sporto rėmimo fondą. Tai vienas buvo nekokybiškas, kitas nefinansuojamas dėl balų trūkumo. Ir taip pat, reiškia, pernai rašėme projektą stacionarių trasų Lietuvoje visuose regionuose įrengimui. Jo nepatvirtino kaip nekokybišką. Ten, reiškia, 0,5 balo pritrūko dėl unikalumo, pagal vieną ten tą kriterijų, reiškia, naujumas, unikalumas, ir dabar neprisimenu, kaip jis ten tiksliai vadinasi, bet pagal tai. Būčiau ginčijęs aš tą dalyką, bet aš pats padariau klaidą, reiškia, kas yra labai svarbu klubams, jūs pasižiūrėkit. Man dar nepatvirtino to projekto pagal sporto įstatymo, ten yra 20 straipsnis, kokie klubai negali gauti projektinių lėšų. Tai yra, kai juridinio asmens vadovas yra baustas administracinė nuobauda, ar jam pritaikyta administracinio poveikio priemonė ir ten išvardinta už ką, tai tame tarpe už ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ar duomenų pateikimo tvarkos. Tai ir nuo tos nuobaudos ar poveikio priemonės nepraėjo metai laiko. Aš iš pradžių nustebau, kodėl čia man tą taiko. Ir pradėjau aiškintis, iš kur čia tokie duomenys, nes aš nieko nežinau, kas čia buvo, kaip čia ką. Ir po to išsiaiškinau iš tikrųjų, kad savo klubo pelno mokesčio ataskaitą aš pateikiau per vėlai, prieš tai gavęs iš VMI perspėjimą, kad jūs laiku dar nepateikėt, reiškia, tos pelno mokesčio ataskaitos, o perspėjimas iš mokesčių inspekcijos yra, reiškia, administracinė, administracinio poveikio priemonė. Va. Ir pagal tai, kadangi aš buvau gavęs administracinio poveikio priemonę ir nuo tos priemonės nebuvo praėję metai, nors ir mūsų pernykštis projektas surinko pakankamai balų, kad būtų finansuotas, jam nebuvo skirta pinigų. Tai ta prasme tikrai visus kviečiu persižiūrėti, ar nesat vadovai gavę kažkokių tai perspėjimų, nuobaudų ar ką už laiku nepateiktas deklaracijas, nes tai gali būti kliuvinys, reiškia, jūsų finansavimui gauti. Tai va. Tai dabar aš jau viską laiku pateikiau, nes jau gaila būtų negauti. Tai dabar dėl to unikalumo. Vat, kai rašote projektą, tai
pirmas dalykas, nes ten yra pakankamai svarbus ir pirmieji tie dalykai, tai yra projekto unikalumas ir svarba. Tai turi būti būtinai jūsų klubui unikali veikla. Negali būti veikla, kurią jau užsiiminėjate. Tai turi būti būtinai kažkas naujo. Kažką jūs naujo, ko dar nedarėte. Ir kad parodyti, kad tai yra svarbu. Tai yra, šitas punktas yra labai svarbus. Nes prie manęs, reiškia, prie praeito projekto ten buvo kabintas, aš ten rašiau, kad bus panaudota aplikacija, reiškia, stacionarioms trasoms ir aš rašiau, kad tai yra nauja, nes tai respublikiniu mastu bus vertinami, reiškia, kadangi buvo orientuota į masiniai, į mases ir kad tai bus, pati idėja buvo daryti pagal švedų patirtį, kad pritraukti ir ten, kaip buvo seniau toks žaidimas, kur Pokemonus ten reikėjo rankioti, ar ne, po miestus. Tai kažką tai panašaus daryti, kad kas daugiau tenais tų punktų suras, kad ten važiuos į vieną regioną, į kitą, ten tos punktus rankios ir ten rinks kuo daugiau tų punktų surinkti, tai aš traktavau, kad tai yra nauja, o projektus skaito vertintojai, kurie nežino tų visų mūsų niuansų, kas tai yra nauja, kas yra nenauja, ir turėkit omeny, kad visą tai, ką jūs rašote, skaito žmonės ir vertina žmonės, kurie nėra labai jau giliai įsigilinę, ką jūs turite omeny. Tai turite labai aiškiai aprašyti, kad suprastų, kaip sakoma, kad ir durnius suprastų, ką jūs norite pasakyti, ar ne? Turiu klausimą. Taip. Bet jeigu nesusijęs su veikla, kažkas naujo, tai mes dabar nepradėsim kažkokį kosmosą išradinėti. Vis tiek darysim tą, ką mes žinom ir sugebam daryti. Jo, bet jūs turite daryti kažką tai naujo. Ką naujo? Tai bėgimas ar bėgimas atbulas, tai vis tiek kažkaip... Ne, žiūrėkit, pats pirmas yra aprašymas jūs. Pirmiausia, ką aš jums siūlau padaryti, užregistruoti tam tą, įeiti į tą paraiškų teikimo portalą ir pradėti pildyti. Pradėti pildyti ir pereiti per visus ten tuos punktus ir peržiūrėti, ko trūksta. Pirmas dalykas, dėl ko, reiškia, pavyzdžiui, pirmo, ko klausia, tai aprašyti jūsų klubą, jūsų veiklą. Kokia patirtis ir ką jūs darote. Tai jeigu jūs parašote, kad jūs darote vaikams treniruotės, ar ne, sakykime, užsiėmėte ir darot vaikams treniruotės. Ir po to jūs parašysit, kad jūs darote, padarysit naują grupę, ar kitų laikų, ar dar ką nors ir darysite tokias pačias treniruotės, tai jūsų projektas 100% nepatvirtins. Jūs turite daryti kažką tai naujo, ko klubas iki šiol nedarė. Tai pavyzdžiui, reiškia, mūsų klubas Falko, mes užsiėmam orientavimosi takais rungtimi, ne? Darome varžybas, darome renginius. Tai dabar mes, reiškia, pateikiam projektą, reiškia, kad visi girdėtų. Mes teikiame šiais metais, jau pateikiau, nacionalinės, reiškia, tą projektą. Mes darysime Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžy ir Klaipėdoje po 5 stacionarias trasas miesto teritorijoje. Ne, mes tai sakome, kad, reiškia, mūsų klubas užsiiminėja orientavimosi takais, o mes dabar darysime visiškai neorientavimo takais, o visi, reiškia, kitose. Ir be to mes stacionarių trasų nedarėme niekada. Tai bus nauja patirtis. Dar be to,
Mes reiškia, kreipsimės į klubus, bendradarbiauti, kad tas daryti renginius ir treniruotis įtrauksime į bendrą veiklą, ko mūsų klubas irgi dar nedarė niekada. Ir tai mums bus visiškai nauja veikla. Va. Tai praeitais metais mes gavome pastabą, reiškia, kad tai neužakcentavom ir mums parašė, kad palaukit, jūs darysit aplikaciją, kai OMEPS aplikacija jau yra. Tai kas čia naujo? Ir mums nuėmė daug balų. Aš turėjau omeny, kad nauja bus tai, kad mes įtrauksime mases iš kitų miestų ir ne tik orientacininkus, o ir paprastus žmonės. Ir visai kitas bandysim vertinimą daryti ne pagal kas greičiau, o kas daugiau. Mums tai atrodė nauja, bet tai reikėjo ir užakcentuoti. Man tai atrodė nauja, bet vertintojas perskaitė ir jisai suprato, kad čia nieko naujo, o MEPS programėlė jau yra, stacionaros trasos yra. Aišku, ten nenumušė visiškai balų, bet numušė pakankamai daug. Tai kiekvieną tą punktą ir vertinimą jūs turite pasižiūrėti, pagal ką vertina, vertinimo kriterijus ir tai kiekvienam punkte koncentruotai aprašyti. Tuo labiau, kad aš buvau, reiškia, pasiėmiau praeitų metų projektą, pasiėmiau vertinimo išvadas, pasižiūrėjau, dėl ko aš ir sakau, jūs rašykit, gausit vertinimo išvadas ir pagal tai po to galėsit koreguoti kitais metais naujų projektų tekstą. Reiškia, pasiėmiau vertinto išvadas ir žiūriu, parašė, kad čia yra trūkumas, va čia, šitą vietą taisau, ten, kur parašė, kad kas yra gerai, tą palieku ir pataisau ir teikiu. tą visą dalyką pasidariau Word'e, reiškia, prirašiau ir po to einu į sistemą įkelinėti, copy-paste. Paimu tekstą, copy-paste įkeliu, o ten pasirodo visam aprašymui yra 2000 simbolių. O aš teksto prirašęs 4000, kad aiškiau būtų. Ir po to sėdėjau ir galvojau, o kaip sutrumpinti tą tekstą, kurį aš parašiau, iki 2000 simbolių. Tai ten sutrumpinau, tai ten išmečiau, tai ten, reiškia, turėjau kažką nedarašyti. Tai turit, reiškia, nepasilikit dar tuo labiau paskutiniai dienai, po to reikės ten galvoti, o ką išmesti, ką patrumpinti, kad sutilptumėt į apibrėžtų simbolių rėmus. Tai irgi tą turėkit omeny. Tai dėl to aš siūlau paimti ir pildyti iš karto ir po to žiūrėti, kaip ten gaunasi. Tai toks dalykas. Dabar... Ir klausimas, o kaip agentūra dirba? Ar supildžius projektą, sakykime, jie tiesiog duoda komentarus, ką reikėtų pataisyti, ar turi pilnai paruošti viską? Ne. Jūs pateikėt ir viskas. Dar, reiškia, aš visą laiką būdavau piktas ir pasipiktinęs, kad, daleiskim, vertintojas, ar ten kas vertina, ar kas, kad nėra jokios sistemos, kad tas, kas vertina, kad galbūt galėtų pasiklausti, kas neaišku, ar kaip, nėra jokios sistemos. Pateikėt viskas, jokio taisymo nėra. Ir kiek aš su tuo advokatu, su kuriuo bendravau, tai reiškia, teikiant, reiškia, tai jisai sakė, mes turėjom daug atvejų, kada nesutinka, aš dėl to unikalumo norėjau ginčytis. Jeigu nebūčiau padaręs tos teisinės klaidos, kad nelaiku pateikęs finansinės ataskaitos, tai galbūt pernai būčiau ginčijęsis dėl to pusę balo pritrūkusio dėl unikalumo.
pusę balo. Bet kadangi dėl tos teisinės sakau, kad čia neverta vis tiek, ar jeigu ir laimėsiu, tai aš kalbėjau su advokatu, tai jisai sakė, mes esam teikę skundus dėl netinkamo vertinimo, bet praktiškai visus pralaimėjo. Nes kas gaunasi, kad jeigu jūs jaučiate, kad ten kažką netinkamai vertino ar ką, tai teismas negali vertinti per naują. Tai ne teismas vertina per naują projektą. Laimėjimo atveju, ką jums dar reikia įrodyti, teismas gali duoti nurodymą, kad fondas turi per naują vertinti, skirti naujus vertintus ir per naują vertinti. O ką tai reiškia? Pinigai jau paskirstyti, jau išdalinti, jie ten paskirs naujus vertintojus. Nu tai savaime aišku, kad tie vertintojai vėl įvertins, vėl tam prie ko nors ras prisikipti ar ką ir vis tiek įvertins, kad jūs negausite tam tų balų. Tai, čia beviltiškas reikalas. Tai, nebent jau ten žiauriai akivaizdu kas nors. Bet aš abejoju. Tai projektas yra paduodamas, pateikiamas, jį įvertina ir viskas, kiek balų gauni, ten yra, tas vertinimas yra su vertintojų išvadomis, už ką jie ten sumažino tuos balus, kas blogai, kas gerai, kas jų manimų, pliusai, minusai pagal kiekvieną ten tą punktą ir tada belieka tik tai tikėtis, kad kitais metais teiksite tą tokį patį panašų projektą su pataisytą pagal vertintojų išvadas. Tai va. Tuoj, palauk, aš pasižiūriu, ką aš... Turit atidžiai peržiūrėti teikiant balansą, ar ne, šitą finansinės tą savo projekto biudžetą. Reiškia, ko prašo, kaip pateikti, pavyzdžiui, jeigu jūs teikiate, beje, šiais metais, kaip Daugirdas sakė, kad galbūt suaugusių mokymą ar ten ką, šių metų prioritetas yra vaikų fizinis aktyvumas. Tai reikia turėti omeny, kad tai yra tik vaikai. Vaikai, ne mažiau kaip 75% fizinio aktyvumo. Andriau, pertrauksiu, bet čia yra nacionalinė. Regioniniam nėra vaikai prioritetas. Regioniniam yra bendruomenės įtrauktis. Jo, tai vienu žodžiu žiūrėkit ten tuos privalomus, kas ten turi būti, kiek ten procentų turi būti įtraukta, neįtraukta. Ir pavyzdžiui, teikiant trenerių ar dar kažko tai paslaugas, yra būtina nurodyti valandomis. Valandomis. Aš ten, sakykime, buvau numatęs, kad kreipsiuos į klubus, reiškia, kur pirksiu paslaugą, klubų paslaugą, kad jie atliktų trenerių paslaugą teikiant kiekvienam mieste. Tai buvau įrašęs vienetais, ar ten treniruotėmis, treniruočių vienetais netinka, turi būti įrašyta valandomis, pagal valandinį įkainį nemažiau kaip, jeigu tai pagal darbo užmokestį, su darbo sutartimi nemažiau kaip, nedaugiau kaip 5 minimalūs darbo užmokesčiai, jeigu tai yra paslauga, nedaugiau kaip 15 minimalių darbo užmokesčių turi būti už valandinių. Tai tokių niuansų. Tai pasiskaitykit visus tuos niuansus, kas yra privaloma ir kad atitikti. Bent jau nacionaliniam tai tikrai yra parašyta, kad visi pirkimai, reiškia, kas reikalinga veikloms, turi įvykti prieš prasidedant veikloms.
ko nebuvo, pavyzdžiui, reiškia, tuose projektuose, kur mes dabar rašėm ir vykdėm, tai pirkimus vykdėm viso projekto metu, tai kažką tai nusipirkom pradžiai, kažką tai vidury projekto, tai viso projekto eigoje kažkokie pirkimai vyko. Dabargi yra parašyta, kad visi pirkimai reikalingi veikloms turi įvykti prieš prasidedant veiklas. Tai vat toksai vat niuansas, pavyzdžiui, yra. Va. Nu tai va, tai tiek. Dabar dar trumpai paminėsiu, kad jau trečius metus teiksiu, reiškia, dabar šiuo metu tobulinam ir rašom į Europos Sąjungos Erasmus Plus programą projektus. Tai apie dėl sportinio renginio didelio ir dėl bendradarbiavimo. Tai jeigu ką domins šitas dalykas, irgi kviečiu, galit man skambinti, e-mailus rašyti, irgi galiu kažkiek tai pasakyti. Tai irgi, vat, kas, pavyzdžiui, su sporto renginį Europos Sąjungos Erasmus Plus programai dariau, tai pirmą kartą gavau per mažai balų ir pernai jau ištobulinom, jau parašėm, jau beje perku aš paslaugas pas profesionalus, kurie rašo, reiškia, moku pinigus, nu, pas mane, nu, reiškia, tokia nuostata, kad, nu, geriau pinigais pasidalinti su profesionalais, geriau gauti juos ir pasidalinti, negu kad negauti. Tai žiūrėsim. Tai vat vienais metais rašėm per mažai balų gavom, praeitais metais rašėm, gavom 84 balus, jeigu neklystu, o 86 balais buvo finansuotas projektas, tai pritrūko 2 baliukų. Nu, tai dabar va trečią kartą, trečius metus teiksime vėl patobulinę, nu, labai tikiuosi, kad galbūt gausime ir iš tenais pinigus. Dideliam orientavimui sporto renginiui rengti. Nu, pažiūrėsim, gausim, tai padarysim didelį sporto renginį. Va. Tai dar viena dėl bendradarbiavimo tarp sporto organizacijų irgi į Europos Sąjungos Erasmus Plus programą irgi rašome. 2 projektus rašom, teiksim. Tai, ta prasme, tikrai visus kviečiu rašyti, nenuleisti rankų, jei ne iš pirmo karto, tai iš antro, iš trečio, iš ketvirto, nu vis tiek kažkaip tai prisibelsit prie tų pinigėlių. O pinigėliai, nu ką, nu gaunami, tai nauda tiek klubui, tiek visam orientavimui sporto bendruomeniai. Tai judėkime į priekį. Tai jeigu klausimų yra, mielai atsakysiu. Turiu aš klausimą. Ačiū Daugirdui ir Andriui už įžvalgas. Noriu paklausti, ar kuriam nors iš projektų, kurį vykdėte, buvo susidūrę su kuro išlaidom ir jų kompensavimo? Taip, mes buvom susidūrę, taip. Kas konkrečiai domina? Na, klubas Orange šiuo metu vykdo projektą ir tas kuro įsisavinimas, taip kaip pagal visas taisyklės pagal kuro nurašymo aktą ir panašiai reikėtų pildyti, yra labai nelogiškas. Tarkim, mes darome, 2 renginius per savaitę ir Panevėžio rajone reikia nuvažiuoti 5 kilometrus. Tai važiuoji į degalinę, užsipili litrą kūro ir reikia rašyti. Ne. Žiūrėkit, kaip mes darėm ir mums patvirtino, jokių problemų nebuvo. Tai aš kaip klubo vadovas rašau vidinę tvarką, kaip yra nurašomas kūras. Tai aš pasirašiau, kad kadangi visas kūras, jūs turbūt turite kortelę kažkokią tai, ar ne? Kūras. Taip yra. Taip. Kortelę, ne, nes viskas turi per sąskaitą nurašyti, ar ne? Tai pasipildai tenais ir nusirašo. Tai kadangi nėra įmanoma nustatyti, nes klubas mašinos neturi,
tas, kas važiuoja su savo individualia mašina. Ir nustatyti, ar kūras buvo panaudotas individualiam ar savais tikslais ar ką, nėra įmanoma nustatyti. Todėl klube direktorius šiuo atveju nustato kūro nurašymo tvarką tokią, kad kūras yra nurašomas pagal kelionių lapus, nepriklausomai nuo to, kada kūras buvo piltas. Aš galėsiu atsiųsti, jeigu reikia, parašykit man į e-mailą andrius.jovais@gmail.com, galėsiu persiųsti to įsakymo kopiją, reiškia, ir tiesiog mes pylėmės kūrą bile kada, kiek norim, bet nurašom kūrą pagal kelionių lapus. O kelionės lapas yra automobilis, yra kūro sunaudojimo norma, kelionės rašai, kad tą dieną važiavai ten ir ten tiek kilometrų nuvažiavai, reiškia tiek kūro sunaudojai, viskas excelinėje lentelėje, pasiskaičiuoji, kiek kilometrų nuvažiavai, kiek kūro sunaudojai, va, tiek ir nurašai. Ir viskas. Ačiū labai, susisieksiu ateinančią savaitę. Ja. Neturiu, Andriau, aš dar turiu klausimą. Kaip suprantu, esat jau užbaigę keletą projektų, tai jau kaip, nes mes dar laukiam tos ataskaito vertinimo, tai jau kai jie įvertina, ar jie dar duoda kažkokių tokių pastabų, ką galima, ten reikia dokumentų, ar jau pateikė, kad čia yra tas blogai, bet jau nieko nebeprašo, kokios jūsų ten buvo patirtis. Ne, tai jie visuomet sako, kad va čia trūksta kažko tai. Aš kaip visą laiką, kaip studentas, visą laiką ten tas ataskaitas pateikiu ten paskutiniam dienom, aš netgi, reiškia, pateikiau dalykinę ataskaitą laiku, o finansinės ataskaitos nespėjau. O po to žiūriu, kad pasirodo galutinę ataskaitą teikiant, turi dalykinę su finansinė kartu pateikti. Tai aš rašiau, reiškia, tai administruojančiai mergaitei, kuri administruoja, sakau, nespėju, nespėju, duokit dar kelias dienas. Tai parašė, jokių problemų, ten pateikit už 5 darbo dienų, dar savaitę liko, tai per tą aš pabaigiau. Svarbiausia yra bendrauti, parašyti ten per tą komunikacinį. Tai pateikiau ten, parašė, kad tada parašė, kad čia ir, nes kai pateikė, jau tada negali koreguoti, ten uždaro koregavimą. Bet tada parašo, kad, čia ten kažko tai trūksta, ten kažkas nedarašyta, ten sąskaitos numeris tenais turi būti pilnai parašyta, kad sąskaita numeris tokia serija tokia, o ne vien tik tai numeris. Ten tokių visokių pastabėlių prirašo, kame reikalas, ir atidaro tas koreguotinas vietas koregavimui. Ir tenais pakoreguoji, pataisai, tada vėl priduodi. Jo, mes dar laukiam, kiek 3 savaitės, man atrodo, jau praėjo gal daugiau net. Man pakankamai greitai, aš ten iki per lapkritį, per gruodį pateikinėjau, tai per kalėdas, prieš kalėdas pateikiau, tai galutinai viską susitvarkiau tame tarpušventyje, tarp kalėdų ir naujų metų. Supratau, ačiū. Visiems, kas klauso ir kas nori, tikrai siūlau taip. Parašot projektą. Ten vienas toksai yra dalykas, kad jo niekaip negalima atsispausdinti. Aš galvoju, priduosiu, ten kažkaip bus galima jį atsispausdinti. Neatsispausdina jisai. Tai tuos visus tekstus, kuriuos jūs rašėte, įsikelkite į Wordą, ta prasme, šalia turėkite, ar ne? Ir prieš teikiant, duokit pasiskaityti kam nors, kas jau galbūt rašė, gal ką,
kad pasiskaitytų ir pasakytų, nu, kažką tai, kažkokį tai vertinimą pradinį, galbūt nespeciali, nu, kažkam tai. Turėkit omeny, kad skaito vertintojas, kas galbūt nežino mūsų orientacininkų specifikos. Tai nesupras ten, ko jūs norite, ko. Ir dar be to turėkit omeny, kad jūs turite projekte parodyti ne ko jums reikia, kad mums, mūsų klubui reikia to ir to ir to ir to. Bet jūs rašote projektą, kad o ko reikia, ko prašo projektas, kad jūs padarysite tai, kas yra, reiškia, tas tiem prioritetai, kur išvardinti, kad jūs tam ir tam padarysite gerą darbą, o tam ir tam jau tada reikia to ir to. Jeigu einant iš tos filosofijos, kad jeigu jūs rašysite, o ką man reikia ir aš tada padarysiu tą ir tą, jei turėsiu, tai ne taip reikia. Reikia daryti, kad aš padarysiu to, ko jums reikia ir man reikės to ir to, kad padaryti jums, tiems, reiškia, prioritetams įgyvendinti. Tai iš tos pozicijos reikia. Ir duokit pasiskaityti tą tekstą pašaliniams, vertinti, kad ar čia suprantamai parašėt, ar ten viskas aišku, ko jums norit. Nes aš irgi dirbau ir su tokia projektai sportui, ten jie čia reklamuojasi. Ir su jais, reiškia, dirbau, nu tai jau atrodo išaiškini, nu jie vis tiek. Nelabai. Tai, ta prasme, nu, duokit pasiskaityti pašaliniams, kad ar aišku, ką jūs prašote. Turite kas nors klausimų? Dirbat su fiksu ar su sėkmės mokesčiu? Andriu. Kaip sakot? Ar dirbat su fiksu ar su sėkmės mokesčiu? Už projekto parašymą. Čia aš dirbu projektai sportui. Bet mano klausimas buvo, ar fiksuotas mokestis, ar tik sėkmės atveju? Pernai teikiam su fiksuotu mokesčiu plus sėkmės. Šiais metais, kadangi koreguojam, tai fiksuoto jau nebeima, tik sėkmės mokestį palikom. Nu, žodžiu, susitarėm tenais. Taip. Ja. Jei nepaslaptis, kokio dydžio tie mokesčiai sėkmės ir fiksuoti? Nemaži. Pernai aš mokėjau berods jiems 1,5 tūkstančio fiksuotą mokestį ir 10% sėkmės mokesčio. Nu, bet sėkmės mokestis nesimoka, jeigu nelaimi, o jeigu laimi, tai tiesiog įsitrauki į projekto eilutes, pagal kurias jiems po to išmokė. Tai, nu, mano filosofija, tie 2 projektai, kuriuos mes įgyvendinom, tai aš rašiau pats. Ir gavau finansavimą, ir laimėjom, ir įvykdėm. Be jokių pagalbos. Bet dabar tas projektų rašymas yra labai, nu kaip, yra daug specialistų, kurie tame specializuojasi. Ir jie parašo tų projektų, jeigu matot, kas laimi projektus, tai netgi visiškai galbūt su sportu nesusijusios firmos, kurios tiesiog gerai parašo projektą. Tai parašyti projektą ir gauti finansavimą yra pakankamai sudėtinga, bent jau iš pirmo karto, jeigu jūs nekarto nerašėt. Ir tai tikrai iš pirmo karto nepavyks parašyti gero projekto be kažkieno tai pagalbos. Tai galbūt iš 2, galbūt iš 3, galbūt iš 4 karto. Tai aš nusprendžiau, kad, nu, gauti pinigus ir pasidalinti tai nėra blogai. Tai vis tiek gauti pinigai.
negu negauti visai. Nu, tai taip ir darom. Tai aš gal dar porą įžvalgų, tai kiek esu girdėjęs, nežinau, ar tai tikrai teisybė 100%, tai nežinau kaip šiais metais, bet galbūt ateityje yra nuo to naujumo turėtų būti atsisakoma po biškį, kad tai yra naujiena kažkokia tai totali, nesuprato, kad tie visi seni projektai, kurie buvo vykdomi, jie kažkodėl nebevykdomi ir taip toliau, jie negauna jokio finansavimo. Tai čia vienas dalykas ir irgi patvirtinu Daugirdas, kur sakė, kad nori suaugusiam ir panašiai. Tai kalba eina apie tai, kad iš viso šitą fondą paversti vaikų, sakykime, pritraukimo ir taip toliau ir panašiai. Kiek čia tos tiesos negaliu sakyti, nežinau tikrai, bet tokių kalbų yra. Nu, bent jau ne šiais metais. Šiais metais jau norėjo paversti vien tik vaikų, bet ten sukilo tada tam tikros organizacijos. Ir ką Tomas sakė, tai čia priklauso kokia valdžia ateis ir kitais metais bus kita valdžia ir kiti įsakymai ministrų iš principo. Bet apie tą naujumą, tai būtent irgi iš principo Tomui ne kiek naujumas, Andriu, tikriausiai, nes irgi čia testinės veiklos yra vienas iš aprašė dabar. Testinumas ir testinės veiklos yra. Ai, beje, dar norėjau pasakyti, ten, kur yra ten tie specifiniai kriterijai, tai turėkite omeny, kad tam, kad gauti balus, ten yra aiškiai parašyta, kad neskiriami tarpiniai vertinimai, kad arba 0, arba ten, kiek yra numatyta. Tai turite pagristai labai aprašyti, kad vat, jūs tą specialų kriterijų tikrai atitinkat ir pagrysti, kad vat, būtinai vat, tas ir tas. Tai atkreipkite dėmesį, kad tai yra labai svarbu. Negali būti dalinis specialaus kriterijimo, nes jeigu tik dalinai specialų kriteriją tenkinat, tai bus 0. Šiaip dar labai gera pastaba Andriaus prieš tai buvo, kad jeigu nesat rašę, tai visų pirma jau užsiregistruokit tam puslapį ir atsiverskit tą paraišką, pasižiūrėkit, ko ten prašo, nes ten daug dalykų prašo, tai peržiūrėt ir tada bus aiškiau patiem viskas, nes daug galima šnekėti, bet kai pradedi daryti, tada tas atsiranda aiškumas tikrai. Jo, ten yra klausimai. Jūs juos galite nusikopijuoti į Wordą ir po to ten Word'e atsakinėti ir po to copy-paste įkelinėti į tą puslapį. Tik tai tiek, kad pasižiūrėkite, kiekgi ten tų simbolių, nes aš susidūriau su tą problemą, kad reikėjo labai trumpinti tą, kas buvo surašęs. Ir dar šiais metais projektai, jeigu rašysit, aišku, persiskaitysit. Jie tik nuo Liepos 1 gali prasidėti. Jo, prasideda nuo Liepos 1 ir turi užsibaigti iki 25 metų sausio 1. Nors rašo 2 metai, nedaugiau kaip 2 metai, bet duoda nuo Liepos 1 iki 25 metų sausio 1 dienos turi pasibaigti. Tai kur čia? 2 metų gaunasi, ne 2. Bet čia jūs kalbat apie nacionalinį. Jeigu regioninis turi užsibaigti iki 24 metų gruodžio 31. Nu, taip. Regioninis yra pusmetis. Ja. Ir regioninė finansuojama suma yra nuo 5 iki 50, o nacionaliniam nuo 50 iki 200. Tai jeigu gerai iš Viliaus ir Andriaus supratau, tai 2004 gruodžio 31 nei kiek nesiskiria nuo 5 sausio 1. Nu, gali būti, ten reikia pasižiūrėti, iš tikrųjų. Nu, galbūt ten 24. Ne, nacionalinis Tomai yra, Andrius netai pasakė, nacionalinis yra 25 gruodžio 31.
25 Jo, 25 gruodžio 31, tai yra pusantrų metų. Regioninis yra 24 gruodžio 31, tai nacionaliniam yra 1,5 metų, o regioniniam yra pusę metų. Regioniniam tik pusę metų? 24 kalendoriniai metai. O, Tai va čia toksai tas ganėtinai dalykas, bet aš tai manau, kad reikia rašyti ir taip toliau panašiai. Dar, jeigu ten klausimų daugiau nėra, iš principo didžioji dauguma čia prisijungusių žino, bet yra tos pačios savivaldos projektai, bent jau Tomas Stankevičius, tai tikrai Vilniui ten surašęs, bet visuose miestuose su to pačiu Panevėžiu Domantai ten kiek bendraujam, po to sako, kad nėra tam tikrom veiklom pinigų ir savivaldos projektai yra žymiai lengvesni, žymiai paprasčiau gyvendinami, ten kur kas pinigų mažiau, ten yra tūkstančiais, o ne 10 tūkstančių, bet tos pinigus iš tos savivaldos reikia pasimti ir ten didžiosios savivaldybės, bent jau didieji miestai, ganėtinai lengvai duoda, bent jau kažkam tais iš orientavimus sporto, tiek tam pačiam Vilniui, tiek Kaune iniciatyvos Kaunui duoda, tiek Klaipėdai duoda, tiek Šiauliuose duoda, nežinau kaip Alytuje yra, bet tikrai tie savivaldos projektai reikia nepraleistų terminų ir pasimti iš ten irgi tos kelis tūkstančius eurų. Jo, skaičiau, domėjausi. Sekantis žingsnis, kaip klubai reikia pasitvirtinti aukštą meistriškumo kažkokią programą, norint bent jau Tai Panevėžyje. yra aukšto meistriškumo programos yra vienas dalykas, tai ten sudėtingesnis projektas, bet yra fizinio aktyvumo projektai. Panevėžy duotuoju momentu dar nepaskelbta, kaip tik šiandien pasižiūrėjau, bet gali parašyti Pandžio sporto skyrių, Živiliai, paklausti, kaip ten kas, Vilniui ten paskelbta, nežinau, dėl Kauno iniciatyvos Kaunui irgi pasiskelbdavo, nežinau, Andrius gal gali atsakyti, arba kažkas. Klaipėda, žinau, jau praėjo, Šiauliai praėjo, Alytus tikriausiai irgi, bet skauti, savivaldybių projektai irgi visokiom veiklom, ten tą pačiam masiniam ar stovyklom kažkam vaikų tikrai galima gauti pinigėlių. Paprasčiau, su mažiau ataskaitų. Aišku, ir mažiau pinigų. Tai ačiū, pasidalinsiu, kas nematėt, Sandra, kur dalinosi, mokymai buvo, kaip sakiau, nacionalinės sporto agentūros, ten yra ir video medžiaga, ir skaidrės. Tai peržiūrėkit, perklausykit, jeigu neklausėt, pasižiūrėkit ir teikit tas paraiškas. Dar nieks čia nepaminėjo, bet jeigu su partneriais, ten Daugirdas sakė, rašosi, tai partneris, jūs galite vieną, kaip juridinis asmuo, vieną paraišką, vienas juridinis asmuo, vieną paraišką teikti. Tai jeigu, tarkim, pasirašytumėt su federacija kaip partneriu, arba tenais, nežinau, Perkūnas su Saku, tai tik vieną paraišką Perkūnas galėtų teikti, Sakas nebegalėtų teikti. Čia irgi tas aktualus momentas, kad jeigu ten kažkas kalbins pasirašyti, kad jūs jau nebeturėsit galimybės teikti šitos projektų. Tai vat toksai dar pastebėjimas. Kaip minėjau, įrašėm, pasidalinsim, ačiū labai Andriui, ačiū Daugirdui, tai tikėkime, kad pavyks iš valstybės gauti tų pinigėlių ir šiais metais, o ateityje kokie jau tie bus kvietimai, prisitaikysim, manau. Ačiū, sėkmės. Ačiū ir sėkmės visiems. Gerai. Ačiū, daktarė. Iki.